šiandien laidoje. Ar kadyrovai į mūšį veldavosi, ar vis tik užnugarį? Neteko ne vieno matyti. Teko matyti jau nebegyvų, sakykime, bet asmeniškai mes nesusidūrėm. Ukrainiečiai su mielu noru juos medžiodavo patys ir gan sėkmingai tą darė. Yra tokių vietų, kur nėra nieko, bet yra tokių vietų, kur įeini ir tiesiog tu nebeišeisi. Pagrindinis sužeidimas visiems sužeistos kojos. Tai vienu metu 11 karių kažkur užėjo ir tiesiog babach ir visi gavo per kojas. Sakykime, užtaisai galbūt nedidelį, bet jie išveda iš rikiuotės ir ilgam išveda. Yra tam tikros žmonių grupės, kurios, sakykime, taip nemoka nieko. Jos atvedė, įmetė į apkasus ir jie tenais vėl nežino, ką jie ten išdarinėjo. Bet vėlgi reikia nepamiršti, kad jie šaudo. Viską, ką tu paliesi, gali susprogti. Labadiena Delfi TV žiūrovai, sveiki Locked and Loaded skaitytojai. Džiaugiuosi, kad šiandien turime išskirtinį svečią. Kalbame su specialių operacijų pajėgų kariu, kurį mes vadinsime tiesiog Stingeriu. Apie tai, ką jis žino, ką matė, ką patyrė ir apie tai, ką galėtume išmokti mes, dabar ir pakalbėsime. Sveiki. Labadiena. Visų pirma, susipažinkim su žiūrovais. Koks gal apskritai galite paminėti jūsų santykį su kariuomenė, su kariniam pajėgom? Esu ilgametis kariuomenės, karys toksai. Daug metų teko praleisti kariuomenėje, ne vieną dešimtį teko pabuvoti kitose taškuose, sakykime, apart Ukrainos. Išėjau į pensiją ir išvažiavau į Ukrainą. Tenais pasisemti patirties tokios, sakykime, savotiškos karinės. O kokia motyvacija buvo? Kodėl, kada ir kaip atsidūrėt Ukrainai? Motyvacija tokios gal kaip ir nebuvo, gal buvo toksai karinis smalsumas, sakykime, taip kaip iš mano pusės, iš tiek, kiek aš turėjau patirties, sakykime, vis tiek toks karas, jisai su Rusija neeilinis karas, ne? Ir, sakykime, labiau gal traukia smalsumas pasižiūrėti. Ne vien kaip televizorius rodo, kaip pasakoja žmonės, bet pamatyti viską gyvai yra. Gal tiesiog tas daugiau lėmė, negu buvo kažkokių tai kitų niuansų. Ar dabar iš jūsų patirties, ar labai skiriasi vaizdas televizoriui ir ant žemės? Telegrame, ten, kaip mes visi matom. Ne, nesiskiria. Yra, sakykime, tam tikri niuansai, kuriuos galima rodyti, kurių negalima rodyti, o šiaip visi tie vaizdai daugiau mažiau jie yra vienodi. Sakykime, iš rusų pusės, kas rodoma, tai yra šiek tiek pagražinama, bet, tame teisybės yra ir daug. Yra tam tikrų niuansų, kai yra pagražinami, sakykime, perverčiami, kitaip netgi parodomi, bet teisybės ir tiesos yra, iš jų pusės irgi. Tai iš Ukrainos pusės, ką mes, sakykime, galėjom parodyti, iš mūsų pusės, aš kalbu nuo savęs, tai jokių pagražinimų nebuvo. Mūsų ten, sakykime, informacija internete buvo labai skurdi, nes mūsų buvo padalinys, sakykime, savotiškas padalinys, kuris negalėjo duoti labai daug informacijos, sakykime, nei internetu, nei taip. Ir, bet aplamai paėmus viską, tai taip. O ar galit į kokį daugmaž padalinį patekot? Į specialiasias operacijas veiksmo turbūt matot? Jo. Kokias užduotis daugmaž tas vykdo? Mūsų pagrindinė užduotis buvo žvalgyba, duomenų rinkimas, analizavimas, perdavimas, visokios informacijos rinkimas, vienu žodžiu. Bet, tai sunku padaryti iš tikrųjų, nes tas kiekviena užduotis mūsų nebuvo prioritetas veltis į kontaktus. Mes buvom daugiau tokie žvalgybinis padalinys, bet, sakykime, neišeidavo tai padaryti kiekvieną kartą, sakykime, išėjus mes daugiau mažiau įsiveldavom į tą kontaktą, tai informacija vis tiek nutekėdavo.
Tai čia būdavo toksai, sakykime, kaip minusas iš mūsų pusės, potraukis pafilmuoti, dėti viską, sakykime, nufilmuoti savo užduotį, dar kažką, tai ten pasigimti telefoną. Tai, Kokią GoProškę ant šalmo? Ne tiek. Ne, mes nenaudojam Ne tiek. GoPro. Tai turėdavom, bet mes nenaudojam jau. Labai retai. Tai, sakykime, turėjom kameras, telefonus, tas pagunda tokia suveikdavo, kartais ir nupilinguodavo, sakykime, taip mūsų ryšį ir turėdavom problemų ten, kur, sakykime, galėdavom jų ir neturėti. O užtenka, ta prasme, kaip greitai gali susekti pagal telefoną 10 minučių. 10 minučių? Jo. Aš nežinau, kokią iš tikrųjų jie sistemą ten turėdavo, bet ten tie vadinami rebai, kurie slopindavo ryšį ten. Bet jie turi geros įrangos ir jie ten labai greit nuskaitydavo tą mūsų ryšį. Ar užtenka, kad telefonas įjungtas būtų, ar jis turi prie ryšio skambinti kažkam? Kiek teko kalbėti su mūsų, sakykime, taip, specialiom pajėgom SBU, tenais atstovais visokiais, tai jie sakė taip, nuskaitydavo krūvą telefonų, sakykime, kaip GPS ryšys. Jeigu vienas telefonas veikia, tai gali būti, kad ten, civilis asmuo ar ten dar kažkas, tai galima traktuoti kaip nuo vieno žmogų, ne? Bet jeigu jau atsiranda 2, 3, 4 telefonai krūvoje, tai jie tiesiog deda tašką ir ištrina tą vietą. Paleidžia, sakykime, ar minosvaidžius, ar raketas, ar gradą vadinam, ar dar kažką, tai ir tiesiog tokį kvadratėlį jie tiesiog ištrina ir pas jos užduotis įvykdyta. Apskritai šitas karas atrodo yra toks išskirtinis jau tuo, kad labai daug yra filmuotas medžiagos iš labai tokių artimų, karštų taškų. Jei dirbot su žvalgyba informacijos rinkimu, ar irgi jums unikaliai ta situacija jaučiasi? Ten sunku pasakyti iš tikrųjų, ten nėra taip, kad ten savo darbą konkretų dirba padaliniai artilerija, sakykime, kuri naudoja tankai, kuri turi savo taktiką, o tokie kaip žvalgyba, pėstininkai, šturmo grupės, visos ten, jos maždaug vieną ir tą pačią užduotį daro. Ten tiesiog labai neišeina dirbti tą, ką tu turi dirbti. Trūksta ryšio, trūksta komunikacijos. Tu tiesiog išeini dirbti savo darbą, bet tu priverstas, sakykime, atlikti kitą darbą, ne? Ten išsivalyti kažkokius tai apkasus, vietovę kažkokią, tai dar kažką, tai sakykime, kur nėra tiesioginis tavo darbas. Ir tas iš tikrųjų labai, ne tai, kad nervuodavo, bet, sakykime, trikdydavo kažkokį. Jo, ne tavo darbas, aš nesu išminuotojas, ne, bet aš turiu, sakykime, kažką tai daryti, kad ar įeiti, ar išeiti iš tos vietos, ne, nes aš, per kažkieno tai gerą, sakykime, darbą įėjau ten, kur man nereikėjo įeiti. Tai, sakykime, tai čia yra komunikacija ir ryšys, tai, kurio mums trūko, labai trūko. Kad jau paminėjot, mes dabar kaip tik matom kontrapuolimo rezultatus, matom, kaip sunkiai sekasi valyti, bet sekasi valyti tas gynybinės linijas. Tai daugiausiai informacijos pasiekia apie būtent prieštankinius įtvirtinimus, kaip su civiliniam minom ir visokiais slapukais, nežinau. Ar jų irgi daug netrūksta? Belekiek. Pilna? Belekiek. Ten yra, sakykime, taip, kad, nežinau net kaip pasakyti, mes juokiamės kaip akmenų ant gatvės, prisėta. Tai ten yra tokių vietų, kur nėra nieko, bet yra tokių vietų, kur įeini ir tiesiog tu nebeišeisi. Tai, fiziškai tu to nepadarysi, nes kažkuris tai vis tiek užlips. Tai, mūsų... Kokie užtaisai ten slepiasi? Mes matėm visi tas žaliasias. Visokie, ten tokių užtaisų yra senovinių, jie dabar ten daro viską. Vienu žodžiu slepia
aš nesu sakykime, tų visų dalykų specialistas, bet kas liečia sprogdinimo tą meną, ne, tai sakykime, ten yra viskas. Jie turi tikrai gerų specialistų, tikrai gerai moka minuoti ir ten priminuota tiek, kad Darbo yra. Darbo yra. Paskutinis, aš jau buvau išvykęs, manęs nebebuvo, mūsų visą savo grupę specialios paskirties irgi kariai, kiek žinau, tai 11 karių sužeistų iš karto. Iš karto, jo. Tai kiek žinau, visiems pagrindinis sužeidimas, visiems sužeistos kojas. Tai vienu metu 11 karių kažkur užėjo ir tiesiog babach ir visi gavo per kojas. Tai sakykime, užtaisai galbūt nedidelį, bet jie išveda iš rikiuotės ir ilgam išveda. Ar apskritai, nežinau, seniai ten nuvykote, nes noriu paklausti, gal galite vertinti, kaip pasikeitė jūsų kovinio vieneto pajėgumai nuo tada, kai atvykote iki dabar? Ekipuotė, ginkluotė, motyvacija, planavimas, operacijų vykdymas. Mes gan neblogą turėjome ekipuotę. Ginkluotė, sakykime, pas mus buvo standartinė, rusiški AK ginklai. Sakykime, pasirinkom dėl to, kad buvo, sakykime, galimybė, nebuvo problemų amunicijai. Jos buvo pilna visur. Jos, kaip ir rusų, kaip ir ukrainiečių buvo ta pati amunicija. Bet mes turėjom visokios ginkluotės ir amerikietiškos ir galėjom rinkti, sakykime, ką mums reikia, ko mums reikia. Iš karto aš kalbu apie savo padalinį. Kiek žinau, kitose padaliniuose buvo šiek tiek sunkiau, bet vėlgi viską, sakykime, ko trūko, mes turėjom pirktis. Nepaslaptis, mums nieks neduodavo, tai turėdavom savo rėmėjus, sakykime, kurie mums siūsdavo, ko mums reikia. O koks, tarkim, pasirinkimas būtent, jeigu sakot, galite rinktis tarp amerikietiškų, rusiškų, kas lemia tos faktorius? Amunicijos kiekis? Ne kiekis, sakykime, taip, nuo užduoties pas mus buvo snaiperinių ginklų, sakykime, kuriuos mes naudojam. Buvo amerikietiški, nerusiški, sakykime, ginklai, kur, leido mums didesnį atstumą naudoti. Jeigu reikėdavo prieštankiniai ginklai, turėjom irgi geresnių ginklų, sakykime, negu ten vien tik RPG. Turėjom Enlaus tos pačius, turėjom Dževelinus, ginkluotės mums užteko. Ko mums trūko, tai trūko ryšio, kaip visada, turbūt kaip ir visur aktualiausia problema yra ryšys. Ir turbūt būtent saugus ryšys, nes... Jo, saugus ryšys, nes iš tikrųjų mūsų pokalbis ir rusai perimdavo, sakykime, klausydavo, žinodavo netgi, kur mes esam kartais. Kartais turėdavom bėdos, sakykime, taip, su ryšiu. Viešoje erdvėje yra labai daug, sakykime, kraštutinių nuomonių sklando, kad rusai arba visiškai kvailiai nieko nemoka, arba visiškai atvirkščiai jie labai stiprus. Kaip jūs galite vertinti, koks yra dabar priešas? Ne, aš iš savo tokios gal profesionalo pusės labiau pasakyčiau, kad yra tam tikros žmonių grupės, kurios, sakykime, taip, nemoka nieko. Jos atvedė, įmetė į apkasus ir jie tenais, sakykime, taip, vėl nežino, ką jie ten išdarinėjo. Bet vėlgi reikia nepamiršti, kad jie šaudo. Tai jeigu jie šaudo, tai nors vienas, bet vis tiek pataikys kažkur, tai reikia to nepamiršti. Nors jie nieko ir nemoka. Bet, sakykime, didžioji dalis, tas pats Wagneris, tas pats tie patys jūrų pėstininkai, sakykime, desantas tas pats, tikrai moka kariauti, tikrai žino, ką daro. Nereikia nurašyti jų, nereikia, sakykime, ignoruoti, kad jie tikrai nemoka jie kariauti. Bet, sakykime, kai reikia turėti su kuo kariauti, bet pas juos prasidarė problema, jie nebeturi, sakykime, taiklaus ginklo, jie naudoja, sakykime, paprastus sviedinius, paprastą amuniciją, nebeturi, sakykime,
kaip mes kalbam, protingos amunicijos, ne, sakykime, kurie jam padėtų. Tai vat jam gal dabar sunkiau kariauti. Pas mus tas atsiranda ir kuo toliau, to daugiau, užtat mes, sakykime, pabiški visi įrėmės į priekį. Tai vat, nu. Ir taip kitko teko pamatyti Vagnerio sumažėjimą, pajusti jau. Ne, neteko matyti. Sunku atskirti Vagnerį nuo paprastų, nes jie, nu, tiesiog mes gaudavom informaciją, kad tam rajone dirba Vagneris. Bet Ukrainos pajėgos, jie viską patys puikiai žinodavo, Vagneris, sakykime, tie patys Kadyrovcai vadinami, ne? Ukrainiečiai su mielu noru juos medžiodavo patys ir gan sėkmingai tą darė. Tai turėjom begalę informacijos, begalę, tai iš tikrųjų, kur jie randasi, tai ta informacija ateidavo ir iš civilių gyventojų, ir iš visur. Ar Kadyrovcai į mūšį veldavosi, ar vis tik užnugarį? Neteko ne vieno matyti. Teko matyti jau nebegyvų, sakykime, bet, nu, asmeniškai mes nesusidūrėm. Dar prie paramos apskritai ir prie to, ko reikia šiais laikais kariui ant žemės, be ko neįsivaizduojat, ko labiausiai reikia operacijom paremti? Ryšys. Labiausiai reikia ryšio, labiausiai čia yra pagrindinė problema, sakykime. Tai yra padalinių valdymas. Mažų, didelių, nesvarbu kokių vienetų. Tai vat yra labai didelė problema iš tikrųjų. Tai... Kaip su našnikais, termikais, dronų, dabar girdėjom, kad liktais labai daug. Yra tie visi dalykai, načnykai, termikai, viskas gerai, bet čia irgi yra tam tikrų niuansų. Reikia su jais mokėti dirbti. Ta prasme, mokėti vaikščioti, netgi su jais reikia mokėti. Ir čia, nu, nėra taip viskas paprasta. Nu, reikia, aišku, tokių dalykų. Jos mes naudojam, bet irgi prie ko reikia išmokti, bet viskas gerai, bet pagrindinis dalykas tai vat, yra ryšys. Ryšys yra, ta prasme, padalinių valdymas, o tai čia yra didžiausia problema. Koks šiaip ukrainiečių santykis su legionieriais, su lietuviais, ar jaučiasi skirtumas, tarkim, bendravime, informacijos pasidalinime? Ne, tarp mūsų nesijautė, aš vėlgi kalbu iš savo pusės, tarp mūsų nesijautė, nes pas mus buvo visi, sakykime taip, aukšto lygio, ne visi, aišku, bet didžioji dalis, sakykime, 80% kažkur tai nebuvo aukšto lygio, visi dalyvavę tam tikruose karuose, sakykime, jau ir su rusais kai kurie netgi buvo dalyvavę ir turėjo, sakykime, kontaktų sąlyčių, ne, ir bendravime, ne tik kare, tai vat jau mūsų kaip lietuvių užsieniečių, jo, teko girdėti kituose padaliniuose, vat lietuviai ten, ar užsieniečiai jau turi problemų, ten bando apgauti, ten dar kažką padaryti, nežinau, ar įkišti, sakykime, į karštas vietas, ten, kur ukrainietis jau nebeina, ne, bando įkišti tą patį Belarusą, lietuvį ten, ar dar kažką, tai, nu, teko girdėti. Bet vėlgi, sakau, čia tik tai taip. Kalbos, nuogirdos. Gal turit kokią ir galit papasakot kokią nors operaciją, kurią vykdėt įsimintiniausią? Ar pamokančią? Nieko ką, čia pati įsimintiniausia, tai pati pirma operacija, kai mes tik išėjom ir pirmas, kaip sakyt, 200 buvo pas mus iš karto. Vat, išėjom ir nuėjom į pozicijas Bach ir 201. Nu, vat, vėlgi atsiremiant į viską, tai vat, mums tiesiog nebuvo ryšio. Sakykime, mes vizualiai matėm rusą, ką jisai daro, ką jis išdarinėja, bet mes, sakykime, per neturėjimą ryšio, per komunikacijas mes įlindom į jo teritoriją ir tiesiog pražioplinomės, o jisai mus pamatė. Tai vat, pirmas 200, sakykime, mano pirma kontuzija tada buvo. Pirmą kontuziją gavau tenais ir didžioji dalis grupės mūsų, tai vat, mus tenais gan stipriai užspaudė. Tai vat, nu, vėlgi paminėsiu, mes kaip ėjo, mūsų nebuvo paskirtis veltis į tokius,
į mūšius, sakykime, tiesioginius mūsų buvo pagrindinė informacijos rinkimas, stebėjimas, analizavimas, duomenų, ta prasme, jų pasikeitimas, visą šitą informaciją. Tai vat, bet mes papuolėm į kontaktą. Tai vat, vėlgi neturėjimas sunkios ginkluotės, su kuria mes būtumėm galėję naikinti, nes mes jos tiesiog nepasiėmėm. Tai vat, vėlgi informacijos trūkumas, nepasidalinimas informacija, ryšio, sakykime, komunikacijų trūkumas. Gal galit pasidalinti kokią nors išmoktą pamoką, kuri labiausiai įsiminė, ko nors nedarytumėt arba ko nors tikrai darytumėt kitaip? Nėra gal tokių kaip pamokų, kokias ten pamokas, ten turi tiesiog visada galvot, ką tu darai. Jeigu pasakyta, nieko neliest, vadinasi nieko. Kad ir kaip gražiai tas ginklas atrodytų, bet tu tiesiog jo neimi į rankas, nes viską, ką tu paliesi, gali susprogti. Ir visada galvot, ką tu darai, visada negali užsiimti pašaliniais veiksmais kažkokiais tai ir dar kažkuo tai, būdamas, aišku, karo zonai, kai, ta prasme, priešakintam nulėje vadinamam. Tai visada turi galvot, ką tu darai. Irgi tada, kuo jūsų nuomonė turėtų pasirūpinti kiekvienas karys ar skyrius, kad jam lengviau vykdyti užduotį būtų? Ryšys. Svarbiausia ryšys. Ryšys. Toliau, sakau, vėlgi pagal paskirtį visi turi, pagal užduotis turi visi kariai žino, ką turi daryti iš tikrųjų. Yra standartinė ekipuotė, kuri tu privalo būti pas karį, sakykime, visi tą žino. Tai po to jau eina pagal tavo, sakykime, užduotį, ką tu turi vykdyti, tu tokia renkiesi ginkluotis. Tai vėlgi, kaip sakau, tu gali, aišku, prisimti sunkios ginkluotės, bet ar jos tau prireiks ar ne, tai tu jau pats turi spręsti. Ar dronai jaučiami? Ar turi reikšmę? Labai. Dronus jaučia ir jie, ta prasme, ta pusė jaučia dronus ir dronus jaučiam ir mes. Tai reikia, tai čia naujovė buvo ir iš tikrųjų ir mūsų Lietuvos kariuomeniai. Dronai, ukrainiečiai jau, aišku, tą sistemą jie perkando, jau gan sėkmingai ties dronus naudoja, bet reikia visada žiūrėti ir dangų, nes... Ar yra efektyvių priemonių prieš juos priešnuodžių kokių nors? Naudojam tas vadinamas patrankas. Turėjom asmeniškai iš mūsų pusės ten buvo nuleidę kelis dronus su tom patrankom. Tai bet šiaip buvom numušę kelis su ginkluotė, numušę dronus, bet tokia efektyvi, tai tiesiog nepraleisto drono. Aišku, jį pataikyti yra labai sunku, nes jis nėra toksai, sakykime, labai jau ten kažkas, tai jis skraido, laviruoja, tai pataikyti jį sunku. Svarbiausia, kaip sakau, neišsiduot. Jeigu pamatei, pasislėpė, praskrydo, nes kaip, visi žinom, dronas jisai dirba tam tikrą laiką, ne? Tai reikia išlaukti, kada jisai nuskris. Tai jeigu jisai jau jūs pamatė, tai gali būti liūdna. Dažniausiai taip ir būdavo. Liūdna. Ką nors gal akcentuoti galima individualiam rengime, tarnaujantiems, vykstantiems į Ukrainą, karys į ką dėmesį gali ten sutelkti? Ginklo valdymą, ten CCC. Ginklo valdymą, sakykime, į sunkią ginkluotę reikėtų atkreipti dėmesį. Vėlgi mes turbūt jau tų rusiškų ginklų gal dar ir turim tos vadinamus RPG ginklus, kurias naudoja ten prieš lengvąją techniką, prieš tankus galima irgi naudoti, aišku. Yra tam tikri užtaisai, tai daug kas ateidavo, jie nemokėdavo naudotis ginkluotę, sunkiaja. Tai iš tikrųjų buvo irgi nemaža problema. Nes jeigu mes kartais užeidavom, sakykime, taip į pozicijas, rasdavom ir rusų ginkluotės, ir vadiname, sakykime, taip standartiškai tas muchas rasdavom, ir šmėlis tos rusiškus rasdavom visokius, ir
paėmė į rankas ir žiūri, tiesiog nemoki su juo naudotis. Tai vat, tas trūkumas labai pasireikšdavo. Ir jeigu, sakykime, kontakto metu reikėdavo iššauti, nu, tai būdavo problema. Sakykime, man pačiam irgi buvo problema, aš pats turėjau mokytis tų dalykų. Nes mes neturėjom, sakykime, tokių, jeigu ir turėjom, tai čia įėjo, čia išėjo, ne? Tai, o taip, va. Tai vat, turi, kaip mes juokiamės kaip tėvė mūsų, ne? Pasiėmė ir išrovė, kad nereikėtų žiūrėti, skaičiuoti, skaityti, ką ištraukti, ką paspausti ir taip toliau. Tai vat, čia irgi labai svarbus dalykas. Paskutiniam dienom girdėjom apie proveržys prie robotinės, apie Pskovo ataką, kaip asmeninė nuomonė pas jūs tai mūšio lauke, gal jau jaučiasi, ar tas proveržys koks vyksta? Proveržys tas jisai vyksta, bet jisai nėra toksai, kokio, sakykime, mes visi laukiam ir tikėjomės. Ir kaip aš ir sakau, nereikia to pačio ruso nurašyti, nes jisai turėjo laiko įsitvirtinti, pasiruošti, įtvirtinimai tikrai įspūdingi, urvai, sakykime, asmeniškai aš nemačiau, matė kiti kolegos, sakė, Vietnamo taktiką pradėjo naudoti, urvai tiesiog įspūdingi. Tai vat, tiesiog skylutė, sako, tokias žmogui įlysti. Tai vat, mūsų kelios grupės, asmeniškai ne mūsų, bet iš kitų padalinių, sakė, buvo netgi į pasalas papuolę. Tai vat, nepamato, jos tiesiog sušaudydavo į nugaras. Kiekvieną va tokią skylę tikrinti. Negali praeiti. Visada galvot galvą. Jo, visada galvot galvą. Ką darai? Ačiū Jums, ačiū už pokalbį. Dėkui, kad žiūrėjote, dėkui, kad buvote kartu. Susitikime lygiai po savaitės Delfi TV ir taip pat nepamirškite sekti Locked and Loaded Facebook paskyros bei mūsų Telegram kanalo. Iki.